Mokysimės priekinį užkabinimą. Reiškia, kabinsiu koją ir suksiuosi į priekį. Pradėkime nuo rankų pozicijos. Vidinė ranka yra aukštai, tvirtai mane traukia iš peties. Išorinė ir aš žemiau krūtinės ir stumiu. Taip pat stengiamės iš peties. Šiuo atveju inerciją kursiu su vidinė koja. Tai reiškia, pradėsiu keliaudama su vidinė atgal. Lenkiu kelį, šiek tiek įstrižai į išorę, pėda žiūri žemyn ir kabinu ant stulpo. Kuo aukščiau kabinsiu, tuo sunkiau bus sukurti inerciją ir tada vis tiek reikės paslysti į apačią. Tai dar kartelį iš galo pasiruošiu, įstrižai ištiesinu, galu stulpą ir čia būtų ta vieta, kai pasileisčiau ir sukurčiau inerciją. Viso sukinio metu pėdos bando susibučiuoti, o keliai atsiskirti kartu. Vidinę koją ties keliuku laiko apglėbusi stulpą, bandom neišslysti į vieną ar į kitą pusę. Dar kartą. Atgal, įstrižai metu, paleidžiu nuo žemės kojas ir slystu į apačią. Klubai visą laiką stumiasi į priekį, pėdos kyla link klubų. Reiškia, nesu sėdimoj pozicijoje ir nedarau linkioties klubais, kaip tik bandau padaryti vientisą liniją nuo sulenktų kelių iki pat kaklo. Norime geresnio, dramatiškesnio efekto, atlošiam galvą, žiūrim į viršų, galbūt net nusisukam nuo stulpo. Tai pasiruošiu, metu ir drama. Slystam, ant žemės.